Sveiki, su jumis Tomas Kravets, o šio video tema – energijos trūkumas. Jei dar nesate įsigiję mano abiejų knygų, rekomenduoju tai padaryti dabar – mitybosinžinerija.lt. Be abejo, yra įvairių priežasčių, dėl kurių vyrai gali jausti fizinį ir protinį energijos trūkumą. Šiame video pakalbėsiu apie galimas priežastis. Bloga mityba. Vyrai, kurie vartoja daug perdirbtų maisto produktų, cukraus ir mažai maistinių medžiagų turinčią mitybą, gali jausti energijos trūkumą. Mityba, kurioje trūksta pagrindinių maistinių medžiagų, gali lemti žemą energijos lygį, nes organizmas negauna degalų, reikalingų optimaliam funkcionavimui. Mankštos trūkumas. Sėdimas gyvenimo būdas gali lemti sumažėjusią energijos kiekį. Mankšta skatina kraujotaką, įskiria endorfinus, gerina širdies ir kraujagyslių sistemos sveikatą, o visa tai prisideda prie didesnio energijos kiekio. Miego trūkumas. Dėl nepakankamo ar nekokybiško miego vyrai gali jausti nuovargį. Miego metu organizmas atkuria energiją, o lėtinis miego trūkumas sutrikdo šį procesą. Stresas ir nerimas. Psichikos sveikatos problemos, tokios kaip stresas ir nerimas, gali sumažinti energijos atsargas. Nuolatinis streso hormonų išsiskyrimas gali sukelti lėtinį nuovargį. Dehidratacija. Net ir nedidelė dehidratacija gali sukelti energijos trūkumą. Vanduo yra būtinas įvairioms organizmo funkcijoms, įskaitant energijos gamybą. Aš, pavyzdžiui, naudoju paprastą formulę. Kilogramų kiekį dauginu iš 20 ir gaunu minimalų mililitrų kiekį, kurį turiu suvartoti per dieną. Žinoma, priklauso nuo kiek jūs judate, kokia temperatūra jūsų patalpoje ar apskritai koks yra sezonas. Sveikatos sutrikimai. Tokios ligos kaip anemija, skydliaukės sutrikimai ir diabetas gali sukelti nuovargį. Gydant šias ligas dažnai galima sumažinti energijos trūkumą. Hormonų pusiausvyros sutrikimas. Dėl hormonų, pavyzdžiui, testosterono svyravimo gali sumažėti energijos kiekis. Senėjimas arba tam tikros medicinės būklės gali sutrikdyti hormonų pusiausvyrą. Kaip žymiai padidinti testosterono kiekį organizme, galite perskaityti mano naujoje 3 knygoje Vyro galia, kurią galite įsigyti mitybosinžinerija.lt arba vyrogalia.lt puslapyje. Yra net 3 jos versijos – popierinė, elektroninė ir audio knyga. Vaistai. Kai kurių vaistų šalutinis poveikis yra nuovargis. Tokius vaistus vartojantis vyrai gali jausti mažą energijos lygį. Saulės šviesos trūkumas. Vitamino D trūkumas dėl nepakankamo saulės šviesos poveikio gali sukelti nuovargį. Vitaminas D svarbus energijos apykaitai. Rekomenduoju atlikti kraujo tyrimą ir pasitikrinti vitamino D kiekį kraujyje. Taip pat rekomenduoju pažiūrėti 2 mano vaizdo įrašus šią temą. Juos rasite mano kanale. Darbo krūvis ir perdegimas. Įtemptas darbo grafikas ir nuolatinis stresas darbe gali lemti perdegimą ir žemą energijos lygį. Su tuo kovoti gali padėti darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas bei streso valdymo praktikos. Labai veiksmingos yra kvėpavimo praktikos, kurias aprašiau savo pirmoje knygoje Mitybos inžinerija. Fizinės sveikatos ryšys. Prasta mityba, fizinio aktyvumo stoka ir sveikatos sutrikimai tiesiog veikia fizinę sveikatą. Kai organizmas nesveikas, natūraliai sumažėja energijos lygis. Poveikis psichikos sveikatai. Stresas, nerimas ir perdegimas yra glaudžiai susijęs su psichikos sveikata. Šios būklės gali sukelti nuovargio jausmą ir išeikvoti protinę energiją. Apibendrinant galima teigti, kad vyro energijos lygį lemia fizinių, psichinių ir gyvenimo būdo veiksnių derinys. Šių veiksnių šalinimas, pasitelkiant subalansuotą mitybą, reguliarius fizinius pratimus, streso valdymą, pakankamą miegą ir prireikus kreipimąsi į gydytoją gali padėti sumažinti energijos trūkumo jausmą ir pagerinti bendrą savijautą. Žiūrėkite kitus video, kuriuos matote ekrane, prenumeruokite patį didžiausią kanalą lietuvių kalba apie sveiką gyvenseną ir mitybą. Būkite išmintingi, sveiki ir laimingi. Ate.